Kągi, atvažiavom į Ukmergę, į žiemos treką, suorganizavo varžybėlės tokias treko hipodrome, ratu realiai varžybos. Tai matysime, ar vadų dalyvių nemažai mačiau. Bandysim nesulankstyti keibalo šonų, bet aišku, nežinom, kaip seksis. Matysim viską eigoj. Laukiam starto. Kiek Andriu oro darys? Žinau, 1.8 gal pradžiai. Kol gal bus sukibimas. Nu ką, leisim. Antra grupė, antra pozicija. 22. Links nebuvo. Išsitraukė? Jo, antra pozicija. Kur čia antrą gaus? Tai per vidurį? Jauč. Ja? Andriu, tau klausimas, gavai 22 numerį. Ar yra kažkokių sentimentų iš vaikystės? Kažkiek yra. Numeriai tokie kaip 20. Matysim, ar padės, ar ne? Savo kartingu važiavau ne vieną sezoną, visą laiką 22 būdavo mano numeris. Nu, Andriu, kai tu ruoškis, aš einu nuo pirmo posūkio, tada palaikysiu. Važiavai pirmą, kaip sekėsi? Pirmas kvalifikacinis buvo, sekėsi normaliai, apsipraitinom su danga. Startas truputėlį sunkokai sekėsi, iš karto į 3. ar 4. pakritau. Realiai visi aplenkė startę, bet paskui jau paskutiniam rate realiai supratau, kur gaudyti sukibimą. Bandysim važiuoti kuo arčiau krašto. Geriausias sukibimas, aišku, didelė rizika, kad atmes ir priekis tada nučiuoš, bet bandysim taip gaunasi greičiausiai važiuoti visą posūkį. Bandysim taip. Dabar su mašina kažką darysi? Leisim dar biškį orą. O šiaip nieko nereik daryti. Lauksim kito važiavimo. Jo. Andrius ruošiasi antram važiavimui. Bandysim pritaikyti naują strategiją, žiūrėsim kaip gausis. 22 numerį į startą. Andriukas kaupėsi. Davai, seniukai, duok gazą. Seniukai, varai! Grįžo ką tik Andrius. Gerai, ne? Jau matau šypseną veide. Pasako, kad šiltų. Gerai, taktika, kokią buvau sugalvojęs, kad visą laiką išoriai remti stipriai. Aišku, rizikinga, kad net suktų priekio atgal. Bet šita taktika labai gera. Įremiu kiek įmanoma, vėliau bandai stabdyti, atsiremi tenais į patį kraštą ir jau tada su sankaba, su visko, su vairiuku bandai dirbti, laikyti kuo daudesnius apsisukimus, kad išsiviniotų iš tenais. Labai gerai, dabar patiko šitas važiavimą, jau užskaitau iš karto. Taip ir toliau bandysim. Liuks, valadėt žaibas, Andriukai. Žodžiu,
Laukiam Andriuko trečio važiavimo. Iš viso 4 su finalu. Pasiėmėm kavos, šildomės. Ir jo. Nu ir vėl Andriukas mašinai. Ruošiasi važiuosi prieš startinę zoną. Trečias dabar bus važiavimas. Startuoja pirmas. Palydim Andriukai prieš startinę. Šio viskas laikais. Mes einam į kitą trasos galą. Pažiūrėsim, kaip ten situacija. Bet žodžiu, pažiūrėsim iš kitos pusės, kaip čia vaizdas. Kas pirmas paspaudžia jį. Šiek tiek atsiplėšinėja. Oi, gerai, didelis tarpas. Nu ir žiūrim, kaip įgyvendins šitą posūkį. Labai gražiai išorė. Ką, laukiam finalo dabar, kaip ir gerai viskas, išoriai važiuot labai gerai, pavyksta iš karto gerą startą pavyko padaryti, kairiais aš startavau, aišku, ne ten, kur reikėtų, bet pavyko, ramiai, be gazo, į trečią, į ketvirtą iškart bėgi, ramiai, su pridususiu motoru, žiūriu, kad eina, pasižiūriu, kad laisva, iškart į išorę, gazo, pilnas kampas, atlaikėm, viskas tvarkoja, nieko neapsisukom, be klaidų praktiškai viskas, laukiam finalo dabar. Chebryte, ruošiamės finalui. RVD finaliukas.
čia pridirbai? Nu, bandžiau kišti kažkaip antras, realiai trečioje pozicijoje startavau, prasileidau vieną į priekį ir nu viskas, nu bandžiau visus ratus irgi laiko išorėje niekaip, netgi su priekiu į galą netgi kontaktavom vidury tiesiosios, jaučiu, kad esu greitesnis, visus posūkiuose jį visą laiką takoju, bet niekaip nesugebėjau niekur įkišti, visą laiką išorėje, bandžiau per vidų vieną kartą lysti, truputį atsirėmiau, bet vis tiek, prieš pat paskutinį posūkį, bet vis tiek nepaėmiau. Antra vieta, nieko. RVD. Tikrai buvo aštrių momentų, buvo kontaktų, taip kaip mes mėgstam. Ir antra vieta, Andrius Grigaitis. Mes parsiradom į Kauną, nusikrovėm mašiną, išsikrovėm įrankius į garažą, viską padėjom. Nuplaunam traliuką, kad nuo druskų nepūtų. Ačiū Dovilui Čiteliai ir Kauno SK už tralą. Ir jo, gal dar Andriukas turės kažką ką pridėt. Iš mane tiek žiauriai smagi diena buvo. Vėsi, bet labai smagi. Smagu, visą smagu sudalyvauti. Ačiū organizatoriam. Fainas renginys buvo, faina publika susirinkus. Ačiū Novako Šeikeliai, kad pavaišino šašlykais. Ir ką, ko gero tiek. Tai susimatysim per Winter Rally.